Kai pradėjau dirbti su retorika, tai būdavo dažniausiai žmonės, kuriems reikia pagalbos komunikuojant. Tarkim, komunikuoti reikia, bet yra sunku. Ką dabar, pavyzdžiui, šiandien matau, kad Lietuvoje žmonės gerai komunikuoja ir turi turinį, ir turi charizmos, ir reikia tik truputėlį pagalbos arba patogumo. O to patogumo jaučiantis gerai prieš publiką. Ir tai irgi yra treniruojama ir to irgi galima išmokti. Turbūt viena didžiausių problemų su viešuoju kalbėjimu yra baimė ir nerimas kalbėti. Ir šitie dalykai lengvai neišnyksta. Neišnyksta todėl, kad kiekvieną kartą, kai einam kalbėti viešai, mes bijom per naujo. Retorika LT mes pakeičiam šiek tiek taisyklės ir viešai kalbame ir treniruojamės viešai kalbėjimą saugioje aplinkoje. Būtent saugioje aplinkoje po truputėlį baimė kalbėti viešai pradeda nykti. Retorika LT yra ta saugi aplinka, kur mes galime po truputėlį įveikinėti tuos spazmus, kurie kankina susijusius su viešuoju kalbėjimu. Labai nuoširdžiai rekomenduoju dirbti su savo balsu, jeigu jūs kalbate viešai, jeigu darote pranešimus, dalyvaujate diskusijose ar darybose. Todėl, kad jeigu įsivaldysite savo balsą, jeigu įveiksite nerimą, baimės, jausitės geriau ir visą laiką pasieksite daug geresnio rezultato.